Artėja rugsėjo 1 ir 1 klasės duris Kauno rajone visai netrukus pravers beveik 1200 pirmokų. Tad Kauno rajono savivaldybė turi gražią tradiciją, kurią jau tęsia 6 metus, o minėdami Kauno rajono 70-metį kaip niekada norime pasidžiaugti, kad 1200 pirmokų galėsime įteikti pirmoko kraitelį. Ir šiandien, Sofija, turime svarbų darbą. Išpakuoti kraitelį. Tai ką? Ir pradėkime pakuoti pirmoko kraitelį. Tai viskas, darbas tau. Nu, išvyniojam šitą. Nu, kaip manai, kas čia bus? Ką dėsim? Daiktus. Daiktus. O kai eisim į sporto salę, kas čia bus sudėta? Kūno kultūros aprangos. Prašau, viską žinom. Traukim šitą visą. O, taip. Nu ir dabar traukiam viską po vieną ir bandom pasakyti, kas yra viduj. Man rodos tušinukas. Nu, atidarykim ir pažiūrėkim. Parkeris. Toliau bandom. Pieštukas. Nu ir atversk vieną. Nu dabar kaip manai, kur šitus dėti reikės daiktus? Į parkerį. Teisingai. Ir čia yra kapsulės. Ko dar pirmokui reikia? Raštuko. O tu žinai, kad bus ir dailės pamokos. Visi piešit. Tie darbeliai, kuriuos matėte, tai irgi visi per dailės pamokas piešia. Žiūrėk, dar sąsvinių yra. Į tuos raidelės reikia rašyti, o į šitus, ką galvoju, reikės rašyti. Skaičius. Teisingai. Nu tai, kad tu viską žinai jau. Čia pažiūrim. Flomasteriai. Pažiūrėk, kaip veikia. Veikia flomasteriai. Gali dar veiduką nupiešti. Gal nupiešk, aišku. Užverčiam šitą, susidedam sąsvinius į vietą, ane? Mano mylimiausias gyvūnas kačiukai. Ane? Ir šaniukai. Pažiūrėk. Ką darom? Su šitu trinam, jeigu netyčia klaidą padarai, o su šitais reikia dažyti per dailę. Čia kažką užklijuoti, jeigu reikia. Padaryti gražų darbelį turbūt. Taip. O čia jau klijai, visokiems dalykams reikia žirklės, tai iškirpti, pavyzdžiui, visokius formas. O dabar sunkus klausimas. Kas čia? Čia yra, užmiršau pavadinimą. Aplankalai? Jep. Ir, tai kam jie reikalingi? Įsidėti į sąsvinį, kad būtų tvarkingas sąsvinis. Taip, viską mes čia žinom, ane? Kas čia? Čia yra, liniuotė, kad galėtum pamatuoti dydį arba nupiešti labai lygų brūkšnį. Ką dar gaunam? Pieštukai čia spalvinti ir kad būtų gražu, visai suavotiniai. Ir dar užmiršau pasakyti, kad šitas dar reikalingas tiesiam brūkšniam, jeigu tau ranka kraivuoja. Teisingai. O dabar žiūrėk, kas yra čia? Atšvaitas, jeigu tu pavėluoji grįžti namo ir jau būna tamsu, tai prisisegi prie kuprinės, mašinos tave pamato ir turi dar žvalgytis ir apsirengti šviesius rūbus. Tai čia yra lapai spalvoti, nes jeigu tau darbeliams reikia padaryti, tai pavyzdžiui, tokius visokius ir yra gal dar tokių pačių lapų, nes jeigu netyčia sunaudotum. Tai turim spalvoto popieriaus, spalvotą kartoną darbeliams ir jeigu norisi kažką papiešti, turime baltų lapų, gali viską nupiešti, ir ką tik mokė, tai visokius paukščius, kurias mokė. Tai žodžiu, pirmoko kraitelis visiems metams užteks turbūt, ne? Taip. Tai ir laukia rugsėjo 1.
Labai. Kiekvienas Kauno rajono pirmokas atkeliavęs į savo mokyklą ant savo suolo ras Kauno rajono pirmoko kraitelį. Ir šitas Kauno rajono pirmoko kraitelis tai būna lengvo starto, gerų draugų, gerų žinių ir prasmingų patyrimų momentas. Duok peikis.